Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. Trečias skyrius Į tolumų medžio viršūnę. Apie nuotykius užburtame miške vaikai tėčiui ir mamai nieko nepasakoja, nes bijojo, kad jiems bus uždrausta ten eiti. Bet likę vieni kalbėdavo tik apie tai. Kada pagaliau lipsim į tolumų medį, zyzė Franė. Greičiau einam į mišką, Džo. Džo ir pas labai norėjo, bet truputį bijojo. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl sesučio. O jei jie visi užkops į tolumų medį ir niekada nebenulips. Paskui jam dingtelėjo gera mintis. Padarysim šitaip, nusprendė Džo. Įlipsim į medį, tik žvilgtelėti, kas viršūnėje. Eiti į nežinomą šalį nėra reikalo. Pakaks pasižiūrėti. Palauksim, kol mama išleis mus žaisti visai dienai ir tada drošim į mišką. Mergaitės baisiausiai susijaudinusios, uoliai triūsė po namus, tikėdamasi, kad mama pasakys, jog dukrelės nusipelnė laisvos dienos. Džo plušo sode, nuravėjo visą daržą, tėvai buvo labai patenkinti. Gal norit nuvažiuoti į miestelį? Pagaliau paklausė mama. Ne, mama, iškart atsakė Džo. Miestas mums jau per akis, bet labai norėtume visą dieną iškeliauti miške. Gerai, sutiko mama. Rytoj galėsit eiti. Tėtis važiuoja šio bei to nupirkti, o aš ruošiuos po namus. Niekur neeisiu, taigi galėsit pasiimti užkandžių ir iškeliauti, jei bus gražu ir saulėta. Vaikai troško, kad diena būtų graži. Jie pabudo anksti ir iššoko iš lovų. Atitraukė užuolaidas ir pažiūrėjo lauką. Dangus buvo žydras kaip rugiagėlė. Pro medžius skverbėsi saulės spinduliai, o ant žolės krito ilgi rasoti šešėliai. Už sodo dunksnoja tamsus ir paslaptingas užburtas miškas. Visi papusryčiavo, paskui mama padarė sumuštinių ir sudėjo juos ir dar 3 pyragėlius į krepšį. Džo sode priskynė slyvų, o Betei mama liepė paimti 2 butelius limonado. Vaikai nestvėrė savam kailėje iš susijaudinimo. Tėtis išsiruošė į miestą. Vaikai jam pamojavo prie vartų. Paskui puolė vidun pasiimti krepšio su užkandžiais, atsisveikino su mama ir užtrenkė trobos duris. Šį rytą oras dvelkė nuotykiais. Į užburtą mišką kojos mus nuneš, lipsime į medį, bet Džo ir aš, garsiai išdainavo Franė. Ša, subarė Džo, juk mes prie pat užburto miško. Nereikia visiems skelbti, ką ketinam daryti. Vaikai išbėgo pro vartelius sodo gale, sustojo ant užžėlusio siauro tako ir susižvalgė. Pirmas tikras nuotykis jų gyvenime. Ką jie pamatys? Kas jų laukia? Visi peršoko griovį ir atsidūrė miške. Nuotaika iškart pasikeitė. Juos supo kerai. Paukščiai čiulbėjo kitaip. Medžiai vėl slapčia šnibždėjosi. Panorėk, panorėk, panorėk. Ak, suaičiojo Franė, drebėdama iš džiaugsmo. Greičiau, paragino Džo, žingsniuodamas žaliu taku. Ieškokim tolumų medžio. Seseris nuskubėjo jam įkandin. Netrukus Džo priėjo ąžuolo, po kurio jie anksčiau buvo sėdėję. 6 šungrybiai, ant kurių pasidžiaudami sėdėjo elfai, buvo parudavę ir susiraukšlėję. O kur dabar eiti? Stabtelėjusi paklausė Betė. Ne vienas nežinojo. Vaikai pasuko siauručių takeliu, bet greitai turėjo sustoti, nes medžiai buvo taip tankiai suaugę, jog prasibrauti nebuvo įmanoma. Einam čia, pasiūlė Betė.
ir visi patraukė į priešingą pusę, bet šį kartą takas baigėsi prie keistos kūdros, gelsvų, žvilgančių kaip sviestas vandeniu. Bet į kūdrą labai nepatiko ir visi trys vėl grįžo prie ąžuolo. Kaip negerai, vos neverkė Franė, kai mums leista visą dieną nebūti name, neberandame medžio. Sugalvojau, staiga tarė Džo. Pasišauksim elfus. Prisimenat, jie žadėjo mums padėti, kai prireiks. Žinoma, nudžiugo Franė, reikia atsistoti po šito ąžuolo ir 7 kartus sušvilpti. Švilpk, Džo, nekantravo Betė. Džo atsistojo patankę žalę seno ąžuolo lapija ir 7 kartus garsiai sušvilpė. Švilpt, 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 švilpt. Vaikai laukia. To jau pat iš šalos iškišo galvą triušis ir įsistebėlėjo į jos. Ko reikia? Paklausė triušis, švelniu kaip kailis balsu. Vaikai išvertė akis. Pirmą kartą išgirdo kalbantį gyvūną. Triušis pakarpė ausimis ir vėl prabilo tik daug gižliau. Gal apkurtat? Aš klausiau, ko reikia? Kurio nors elfo pagaliau atplėšė liežuvį nuo gumurio Džo. Triušis apsisuko ir suriko į urvą. Pone žandiniočiau, pone žandiniočiau, čia kai kas nori su jumis susitikti. Atsiliepė kažkieno balsas. Iš šalos išsispraudė vienas iš 6 matyto elfų ir įsmeigė akis į vaikus. Atsiprašau, kad užtrukau, paaiškino. Vienas triušiukas susirgo tymais, turėjau jį apžiūrėti. Nežinojau, kad triušiai serga tymais, nustebo Betė. Žinoma, jie labiau nukenčia nuo žebenkščių, pasakė ponas Žandiniočius. Triušiam žebenkštis kur kas pavojingesnė už tymus. Jis nusišypsojo, lyg būtų šmaikščiai pajokavęs, bet vaikai nežinojo, kad žebenkštis plėšrų žvėreliai medžiojantis triušis, todėl nesijuokė. Norėjom paklausti kelio prie tolumų medžių, tarė Betė. Mes jį užmiršom. Aš nuvesiu, pasiūlė ponas Žandiniočius. Labai tinkamas vardas, nes jo barzda siekia žemę. Kartais ją užminęs Žandiniočius trukteldavo galvą. Betė ėmė juokas, bet ji šiaip taip tvardėsi. Tik svarstė, kodėl jis jos neapsivinioja apie liemenį, kad nesipainėtų po kojomis. Ponas Žandiniočius vedė juos pro tamsius medžius, kol pagaliau priėjo storakamienį tolumų medį. Štai ir atėjom, tarė. Laukite, ką nors nusileidžiant? Ne, atsakė Džo, norim į viršų lipti patys. Lipti į viršų patys, sušuko ponas Žandiniočius, apimtas siaubo. Nekvailiokit, tai pavojinga. Nežinia, kas laukia viršūnėje. Šalis keičiasi beveik kasdien. Vis tiek lipsim, tvirtai pareiškė Džo. Įsispyrė į didžiulę medžio kamieną ir čiupo šaką virš galvos. Greičiau, sesės, atsivesiu brolius ir jūs nukelsiu, persigandęs suvapėjo ponas Žandiniočius ir rėkdamas, tai baisiai, baisiai pavojinga, naudumė. Gal iš tikrųjų neverta lipti, suabejojo apdairioji Betė. Liaukis, Betė, nekantriai atšovė Džo, mes tik pažiūrėsim, kas viršūnėje, nebūk maža. Na gerai, nusileido Betė ir su Franė užsirpšti į medį paskui Džo. O, lipti nesunku, kaip mat pasieksim viršūnę, bet iš tikrųjų kopti nebuvo taip lengva, greit pamatysite.